išsijungia kompresorius. Tai tęsim toliau darbas prie Audi remonto. Buvom šiandien Šiauliuos, nusipirkau tą sulūžusią detalę. Čia vadinasi sklendžio valdymo varikliukas. Netai brangus, nupirkau už 10 eurų. Tipo raša 4 stovėjo audiniai, bet 3 litrų 176 kW motorė. Bet kodai ant to dangtelė 1:1 visi atitinka, tai koks man skirtums, kokiai tai Audi čia buvo. Patalpa nešilta, esu pasijungęs tą kaitlentę infraraudonųjų netų spindulių, bet, nu žinokit, atrodo, nu čia duod, va, tą šilumą jautą šitai kaitina, ne? Bet šalia. Reikėtų ar bišk perdaryti, išmest laukt apsaugos daviklį, kad galėčiau kur nors čia pasidėti, ar ant keturačiaus, ar ant javos, ką žinau, nuo žemės kažkaip bišk pakel, kad tiesiai taip duotų tie spinduliai, tada gal būtų šilta, o dabar tai šalta, vis tiek čia man darbuotis, nu bet gal kaip nors. Tai dabar, va, kokie čia tie mūsų darbai toliau lauk, reikia viską mums čia atsiardyti, kad galėčiau prieiti va šitai prie to galinę dangčią, nes man reikia 3-4 kiek ten tų šliaužikų. Man atrodo, kad tikrai čia bus geresnios būklės, negu ten ta motorika buvo. Įdomiai iš tikrųjų, kodėl ten tam motorė tie originalus, kur buvo šliaužikai, tokie pajuodę. Ar tas tepalas ten buvo 100 metų nekeists, neprižiūrėts motoras, o pas manęs tokie šviesi, gražus. Nu bent jau čia, kur buvo, va toj vietoj, kur mes nusiardėm. Dabar pasižiūrėsim, kaip toliau. Ir matos, kad ten ir buvo ardyta, o kai šitai va tą dangtelį nusiimsim ir tada pasižiūrėsim, kaip pas manęs tas dangtelis nusijama. Nes ten tai tik atsukau iš kartai nukrito taip. Va, įdomiai. Nežinau net kaip jums čia parodė dabar. Viens varžtus atsisuka. Čia daugiau niekas gal neiko. Tas projektėlis gausis tikrai ne su vienu video, tų dalių padarysim daugiau. Aš tikrai nežadu daryti į vieną video visą Audi remontą, nes neapsimoku ir man pačiam sudėtinga būtų sumontuoti. Nebeina. Sugedo. O, užšalia. Turbina sakė atiduos 5-dienį ar 6-dienį, norėjau greičiau, bet nieks neduod greičiau. Pamiršau jums aišku pasakyti, kad va tik tais tada te gausim žiauri lievai. Na, užsakiau naują kondicionieriaus siurblį. Don't run into the cops, that's the motto. Don't run into the cops. Don't run into the Don't run into the
cops, that's the motto, 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 motto. Don't run into the cops, that's the motto, 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 motto. Don't run into the cops, to 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 the cops, 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 cops. Don't run into the cops, that's the motto. Don't run into the cops. Dabar reikia visus tuos varščią vėl atsukinėti, kaip ten tam dangčiui. Primenat, ne, ką sukom. Jo, šiaip tam varikliui neįskrabėjom ant grandinės. Nebuvo jokių problemų. Paėmė pysti ir užsilenkė. Dėl kuro sistemos gedimo. Aha, čia ir hermetika dėta. Čia nėra hermetikas. Reiškia, hermetiką reikia dėti ten, kur ir grioveliai. Vo. Gerai. Žinosim. Va, kokia čia ta situation yra. Na, išardžiau, žinokit, aš viską išardžiau, nieko šitai nebeliko. Viso krūvo grandinių ir šliaužikų. Nu, tas irgi dar didesnė nesąmonė negu ten to motoro. Nepasisekė čia mano variantas. Galvoju, kad čia bus geresnė situacija. Bet, nu, neblabai begalėjau tokį dėti, nes ant susitaškys to jau pat. Gaus pirkti naujus šliaužikus. Šiai būt geriausia iš vis pakeitė tas plasmasas ir toliau darbuojas. Na gerai, jaučiu, kad šį vakar vėl darbai baigti. Teks užsakinėti detalės. 2 šliaužikų reikia. Tai matyta negaun didžiausią apkrovos tos vietos, kur aš anų neturiu. Niek nepadaryti. Vėl darbai sustabdyti. Žiauru. Turim biškį blogą situaciją su tais šliaužikais. Tai va, situacija ir tokia, kad užsakyti naujų praktiškai kaip ir nelabai ir galimybės nėra. Nu. Yra Topran firmas, tai ta Topran firma, pat žinote, nei čingičianai visiškai. Ir tos apačios bus greičiausiai net ne metalinės, o plasmasinės. Nu tai jau tokį dėt būtų žiauriai žiauru. Tai dabar iš tų 2 šliaužikų dėsim, kuris biški ir gražesnis. Bet viens turi tokią blogybę, kits turi tokią. Tai dabar reikia man apsispręsti, kurio kelio eiti. Kurį čia labiau man pasirinkti. Vienam šitai, kur išėmė už savo senąją motorą ir toksai nemažas griovys. Va, toj vietoj. O ta šitai, kur buvo dabar, kur nupirkau tą motorą, ne, čia kaip į tas griovys geras yra,
Tik tais turima šitai tą vietą biški pagriaužta. Kaip pagriaužta, nu atšokus yra, va. Šuons, bortelis. Turim skylę. Nu čia nėra taip. Bet tipą jas neblogai. Tas yra žiauriai blogai. Aš jaučiu, ką reikia dėti atgal tą seną ir mažiau čia suk galvą. Einam tada mes prie tuo motoro ir pradedam rinkti toliau. Nesigavo, kaip aš norėjau. Tikėjau, kad čia bus labai geras išvardžius, o pasitikėjau savo motoru. Be reiko. Dar čia mums reikia apžiūrėti, kodėl tą šoną nugriaudžia. Pažiūrėkim, kuris mažiau klib. Abu ir tokie krivalakai. Krivalakai žodis, Jėgrėnų styles. Nežinau. Dėkim šitą. Tai nuėjau prie kompo, viską atsispausdinau, ką man reikėjo, susiradau. O šitai kiek turim medžiagos, kiek ką suveršti, o ne ant durniaus. Padarykim maždaug, kad bus viskas tvarkingai. Aš visą laiką taip darau. Pasižiūrė manualus ir tada tampa dar viskas aiškiau. Tik reikia netingėti susirasti informacijos. Ir dabar įranku, nu ką aš čia pirmiau pradedu. Dabar reikia tus lapus pasiimti. Čia yra, dabar čia skaitosi Valve Gears, ne? Valve Gears Chain. Gerai. Viską mes turim šitai raktą šustrą. Kaip tik tas diapazonas panašiai ir. Man iki 23 Newtonų reikia, nu aš turiu 20. Nuo 4 iki 20 pas man tas raktas yra. Užkart susiveržim viską ir paskui tik paleisim į tempėją. Na, pažiūrėkim, kaip čia veiktas mūsų raktas mandras. Na, čia labai paprasta naudoti to raktu. Turi šitai dar vieną šitą raktą, čia jau toks didesnis, veržia iki 210 Nm. M14, kaip suprantu, didžiausia špilka. Ir ano pradžia prasideda, nuo 42 realiai. Tai dar paskui reikėtų įsigyti man nuo
20 iki 40. Tai kaip būčiau tada apsirūpinęs tais dinamometriniais raktais. Tai dabar turim užveržti ant 45, kur man tas raktas tikrai pagelbės. Dabar buvo. Na, va, dabar ir 45. Va. Viskas. Užveržiam. Ta čia dar neužveržiam. 10 ant 12. Vėl sukam. Vėl sukam. Na, kaip į vieną kampėją viskas galim paleisti. Viskas gražiai įsitempė, viskas savo vietose. Dabar dedam kitą grandinę. Na, dabar reikia dėti to siurblę. Jo. Šiaip skiras biški ilgis tikrai. Bet čia ir nuo mano senojo motoro. Jeigu mes pasilyginsim su ta šitai grandinė. Irgi tas pats. Čia tikrai ta. Ai, ne, ta pasėlė. Va. Bet irgi skiriasi ilgiai. Nedaug, bet yra puscentimetro netgi. Pusė coma grybas.
kiek radau informacijos, tai užveržiau tuos visus 4 varžtus ant 9 Nm. Tai dabar pabandom pasileisti tą įtempėją ir pažiūrėsim, kaip ta žvaigždutė elgsis. Čia gerai bus, vėl reiks tempėją per naują įsitempti. Na, tai pat pasižiūrėsim. Atsileidžiam. Na, vat, paleidom. Viskas atrodo gražiai. Įsitempia visur tvarkingai. Atsimenat, sakiau, kad varžteliai buvo užlankstyti, tai paimsim tada iš senojo motoro, aišku, varžtus. Išsikruoja batareika, gerai, kad turėjau dar vien pasiėmęs. Čia yra to, kur nupirkau motoro, o ta, kur manuoj buvo užkalus. Tai realiai ta manuoj yra daugiau pasitempus. Turi vieną būt grandinį su grioveliais. Labai lengvai yra atskirti. Va, kaip čia galima nas atskirti. O, tai ir su grioveliais. Tai reiškia, man reikia tuos grandinės. Čia 2 valandą, 7:30. Labai greit bėgtas laiks. Na, pažiūrėkim dabar čia. Čia kaip dviračios. Čia tada eini kiek dugna. Reikia žiūrėti, kuri pusė tempia. Na, tada geriau taip ir palikime. Atrodo, čia paimsiu greitai. Man nein taip, vis tiek reikia biškį pagalvoti. Nes jau nori, žinai, čia darytum kiekvieną dieną tą darbą. Tai pist, sudėjai, gera bus. Na tai čia nusistatom ant 5. Na, jeigu aš klystu, tai parašykit komentarą, gerai darau, o ne. 5 Nm ir dar 90 laipsnių pasukims. Tai pagal mane, kad tiek turėtų būti. Dar vieną vietą, žinau, tada aš turiu perviršti. Tau pats susirandu. Kur tai man buvo tie 5. Ir viskas. Dabar irgi paleidom. Viški čia prispaudžiama tą stūmokliuką. Hapt.
Aš einu suk pagal laikrodžių rodyklę. Taip sukas motorius. O jūs būkite teisėjai. Tepalą ir čiučiut visur užpilinėta, tai niek čia neatsitiks, kad mes prasisuksim. Jeigu nesurems niekur, labai gerai. Matosi jums tikriausiai. Turi apsukti vieną ratą ir tada tikrinam vėl. Bet jau būtų labai geras ženklas, jeigu mes apsuksim. Užkart pasakau, tokiam motorui nesukeitęs grandinių, tik tais motociklui. Jau viens rats baigia važiuoti. Reikia stebėti, kad nepraeit. Savo pasičekinu skylės. Čia matau biškai vienai vietoje. Gal reikės čiučiut pareguliuoti. Gerai. Įsisakom vėl mesta. Bet vėlenėliai atitinka. Vėlenėliai ir gerai. Ok, vėlins užfiksuots. Dabar pabandom įsikišti mes atgal tos pirštus. Pažiūrim, kad realiais, kad reneliais. Tas nelabai dar kažko. Labiausiai ir nusisukęs vata šitai daiktas. Ai, nors nelabai šiek tas balansyrus kaip į beveik. Ta net nebreik užtikti.
Na ir viskas, čia atitink. Čia. Va. Čiukšt. Gerai. Niek čia nebeišgimdys daugiau. Tai vakar jaučiu, man tie darbai bus jau pabaigti. Pasiliksiu rytoj kitus darbus. Irgi visi daiktai savo vietose. Da, čia labai, jeigu jau nori ant šventos ramybės, reikėtų įsisukti, tai va. Ir viskas geriausiai. Įsukau šitai laisvai aš tą TDC įvėliną. Gerai. Man darbai baigti. Aš tiek į ten norėjau šiandien. Pagrindinį darbą pasidirbam, pasilikim kitai dienai dangtį užsidėti, hermetikai, taip toliau. Ir tada pereinam prie viršaus. Pakol vis tiek neturim turbinas, tai niekur ir nenupuls per daug. Bet reikia, aišku, per tos kelias dienas mums tą motorą pilnai pasibaigti. Tai pakol kas tada tiek ir iki.